Žinome aritmetinės progresijos rekurentinę formulę ir pirmąją narį. Tai ką mes galime gauti iš rekurentinės formulės? Kadangi kiekvienas narys yra lygus prieš tai buvęs pridėti 0,1, tai aišku, kad šios progresijos skirtumas d yra 0,1. Taigi mes žinome pirmąjį narį ir žinome skirtumą. Mums reikia apskaičiuoti narių nuo 100 iki 200 sumą, va šitą sumą. Tai jeigu mes skaičiuosim S200, mūsų ta suma bus lygi, jeigu skaičiuosim S200, tai mes gausime visų narių nuo 1 iki 200 sumą. Bet pirmi 99 nariai mums nereikalingi, mums reikalingas tik 100. Reiškia, aš turiu atimti S99. Iš 200 narių sumos atimti 99 narių sumą, tai kaip tik ir gausiu nuo 100 iki 200. Tiesiog įsirašau į formulę. Prisimename aritmetinės progresijos formulę. Suma yra lygu 2a1 plus n-1 dauginta iš d dalinti iš 2 ir dauginta iš n. Ir dabar surašau viską į formulę. Pirmiausiai 200 narių suma reiškia trupmeną. Tada pagal formulę 2 kart a1, tai 2 kart -1 yra -2, plus dabar yra n-1, tai 200 -1 yra 199, dauginta iš d, d pas mus yra 0,1, dalinta iš 2 ir dauginta iš n, iš 200. Ir atimsiu, dabar lygiai tas pats trupmena, -2 plus, dabar yra 99 narių suma. Reiškia bus 98 kart 0,1 dalinta iš 2 ir dauginta iš 99. Lygu. Na, aš manau, kad tu irgi neskaičiuosi ranka, tai ir aš čia neskaičiuoju, čia gana sudėtingi skaičiavimai, tiesiog parašau atsakymą. Įrašau atsakymą ir uždavinys išspręstas.